Ar kada nors susimastėte, koks yra vidutinis amžius Lietuvoje jaunų žmonių, kurie pasiema nekilnojamą turtą ir tampa jau turėdami būsto paskolą? Tai vidutinis amžius yra nuo 32 iki 35 metų, kada žmogus jau gauna ir jau stovi stabiliai ant kojų, dirba ir bankas jam duoda paskolą. Nuo 32 iki 35 metų. Tai reiškia, kad iki tokio amžiaus žmogus realiai nuo pilnametystės, kai pradeda dirbti, studijuoti, gali drąsiai sutaupyti būsto pradinį įnašą, jeigu jisai tą daro stabiliai, nuo pat pirmos dienos, nuo tada, kada pradėjo dirbti. Dažniausiai visi pilnamečiai, kai mes įstojame į pirmą kursą, pradedam kažkur uždarbiauti. Ir jeigu tu atsidedi porą eurų kiekvieną dieną, tu realiai pabaigęs mokslus, padirbėjęs gerai, įsikūręs gerai ant savo sprando, tu gali jau pasiimti nekilnojamą turtą nuo 32 iki 35 metų. Kokia pinigų suma dabar yra vidutinė paimamų būsto paskolų? Tai yra nuo 100 iki 120 tūkstančių eurų. Tai yra pinigų suma nemaža. Kiekvieno tėvo svajonė, kad vaikas turėtų stabilų pagrindą po savo kojom. Ir vienas iš jų yra, pirmiausia, tai būna pabaigti mokslus ir dirbti pagal specialybę, arba bent jau dirbti ir uždirbti, kad užtektų pragyvenimui. Ir antras dalykas, žmogus, kad turėtų savo pastogę, nekilnojamą turtą ir po to galbūt net ir šeimą. Vienus prioritetus turi, kiti kitus turim prioritetus. Bet jeigu tėvai nuo pat pradžių, nuo pat mažens vaiką išmokins taupyti ir rodys jam pavyzdį, kad jie tą darė jam, tai aš manau, kad pilnametis perims tėvų mokslą ir mąstyseną. Tikrai mes tą galime daryti ir pažindinti vaikus su investavimu, pažindinti vaikus su draudimu, kad reikia draustis, jeigu vaikas lanko būrelius, jeigu vaikas gauna traumą, kad jisai turi draudimą, kad jisai gauna išmoką, kad tai yra nemaži pinigai. Ir vaikus su tuo po truputį prie to dalyko pratinti. Tai didžioji dalis, ar mūsų vaikai eis link šituo keliu, kad norėti nusigyti nekilnojamą turtą, studijuoti, save aprūpinti, didžioji dalis priklauso nuo mūsų pačių, kaip mes su jais elgsimės iki 18 metų ir ką mes jiems rodysim. Tai aš jums visiems rekomenduoju labai gerai pagalvoti, nes šis metas yra ypatingai geras pasirašyti investicinę kaupiamą į gyvybės draudimo sutartį. Dar žinant tai, kad mažiausiai 10 metų jūs gražinsitės GPM lengvatą, o žinant tai, kad nuo sausio 1 dienos jinai yra panaikinama, jau priimtas yra sprendimas, kad GPM lengvatos nebebus nuo sausio 1 dienos, tai jūs dar turite laiko pasidaryti ir savo sutartį, galbūt po antrą sutartį, ir taip pat vaikui sutartį. Tai yra gera galimybė rodyti vaikui nuo pirmų dienelių, kad tėvai taupo, kad tėvai taupus, kad vaikai turi tikslą sutaupyti ir išleisti tave į mokslus taip, kaip tu esi nusipelnęs ir taip, kaip tėvų yra svajonė, kad vaikai įstotų, studijuotų, kaip sakant, nesišlaistytų per gyvenimą ilgai ir neieškotų ten nežinia ko, kaip sakant. Tai būtų mano tokia nuomonė, tai kviečiu jūs man parašyti, pasikonsultuoti ir mes jums parinksim geriausią variantą Lietuvos rinkoje pagal jūsų gyvenimo būdą, pagal jūsų gaunamas pajamas, pagal jūsų vaiko lankomus būrelius, ar galbūt jis yra naujagimis, irgi patarsiu, kokius draudimus imti ir kurių galbūt net iš tikrųjų kol kas nereikia ir reikės nuo kokių 3-4 metų. Tai kviečiu jūs pas mane į individualią finansinę konsultaciją.